Naujos kartos mašinos tampa ne geresnės, o pigesnės. Tik ne tau. Gamintojai po truputį išmeta funkcijas iš automobilių ir tikisi, kad tu to net nepastebėsi. Rūko žibintai. Anksčiau buvo standartas, dabar jų nebėra. Kodėl? Nes ledai tipo patys prisitaiko prie kelio ir matomumo. Realybė paprasta. Viena detalė mažiau, pigiau gamint ir daugiau pelno. Atsarginis ratas. Atidaryk bagažinę naujoj mašinoj, jo nėra. Vietoj to gauni putų balionėlį ir kompresorių. Problema? Jei skylė didesnė nei centas, tu gali tą komplektą išmest. Gamintojai aiškina, mažesnis svoris, geresnės sąnaudos. Realybė? Pirmą nakties. Stovi ir lauki tralo. Ričiagas. Tas normalus, mechaninis, kur jau tik ką darai dingo. Dabar mygtukai, ratukai arba ekranas. Automatui jis nereikalingas, o dizaineriai nori, kad salonas atrodytų kaip kosminis laivas iš AliExpress. Antena. Nebėra normalaus strypo. Dabar ji paslėpta arba mažas pelekas ant stogo. Taip, atrodo gražiau, bet visi prisimenam laikus, kai ją lankstydavai tiesiog šiaip, nes galėjai. Rankinis stabdis. Anksčiau normalus, tikra rankena. Galėdavai patraukti ir lengvai išeiti skersas, o dabar tik mygtukas. Taupo vietą, tinka automatikai, viskas modernu. Jokio smagumo, jokio veiksmo, tik senelio režimas. Raktas. Dabar raktelis. Bekontaktė sistema. Smart key. Patogu? Gal. Bet pametei ir vietoj 30 eurų moki kelis šimtus. Gamintojui pliusas, tau minusas.